Kretingos rajono Vidmantų agroprekybinis tarybinis ūkis prie pat Palangos. Jau dabar vidmantiškiai užaugina agurkų 300 tonų. Gėlių už 174 tūkstančius rublių. Pomidorų 60 tonų. Ir vadinasi Vidmantai agroprekybinių ūkių, nes patys parduoda savo produkciją. Direktoriaus pavaduotojas Donatas Montvila rūpinasi daržovių realizavimu paklausą. Mes galėsim prekybininkų pelną, kurie gaudavo, panaudoti materialinės bazės plėtimui ir iš to pačiu pastatysim daugiau šiltnamį ir bus daugiau daržovių. Tai ūkio direktoriaus Viliaus Reipšo nuomonė. Atsakomybė didesnė dabar susijungus. Ir kad tas agurkus būtų gražesnis ir kad jų netrūktų. Mes ir ne prekybininkai, bet mes pasiruošę irgi prekiauti. Todėl, kad mūsų akim žiūrint, mes irgi skaitėm, kad prekybininkai ne viską padarė. Mes turim irgi savo minčių, kad galim įnešti ir kažką irgi padaryti.